surengti lietuvių karo žygį palei Dauguvą į Žiemgalą. Na, ir jis buvo nutrauktas dėl to, kad Lietuvą įsiveržė Polocko kunigaikščio kariuomenė. Toliau matom, kad situacija nesikeičia. 1205 metais, žinom, tokį dramatišką epizodą, kai lietuviai žygiavo į Estiją, bet Žiemgalos kunigaikštis, valdęs Tervietės pilį, Viestartas, atvyko pas Rygos vokiečius ir įtikino juos užpulti grįžtančius lietuvius. Vadinasi, faktiškai Žiemgalį inicijavo lietuvių kariuomenės sutriuškinimą, ir be kita ko kunigaikščiui Žvelgaičio žuvus, jo galva nusinešė kažkur į Žiemgalą, kaip ir kitų žuvusių priešininkų galvas. Taigi, 1208 metais vėlgi tas pats Viestartas ir tie patys Žiemgalį inicijuoja žygį į Lietuvą, kuriame dalyvauja irgi kalavijuočių riteriai. Tai štai pirmieji epizodai rodo gana nedraugiškus santykius, bet šitie epizodai apsiriboja nurodytomis viršuje datomis 1201-1208 metais. Toliau seka toks, sakykime, tokių įvykių neturintis periodas, bet neaišku, ar ten santykiai keičiasi ar nesikeičia, tiesiog tokia ramesnis laikotarpis. Ir apie 1219 metus tie santykiai iš esmės keičiasi. Aš čia matote tokį imaginacinį Živinbuto portretą. Tuo metu, 1219 metais, jis žinomas iš Haličo Volynės metraščio, kur stovėjo 20 Lietuvos kunigaikščių sudariusio taiką su Volynė prieš akiją. Ko gero pirmas bandymas jį nupiešti, Artūras Vaikščio 2012 metais yra pernai nupieštas. Jis nupiešė visą seriją Lietuvos kunigaikščių. Dar matysim kelis portretus, tai yra tokia naujiena. Absoliučiai visi didieji kunigaikščiai ir kai kurie dar smulkesni. Tai štai, bet tas Živinbutas į valdžią atėjo, matyt, po 1213-14 metų, kai Livonijoje žuvo vienas paskui kitą du Lietuvos kunigaikščiai. Vieno vardas žinomas Tekšys, Teksė. Tai čia matyti yra iš vienos pusės pačio Živinbuto politikos pasiekmė, kad keitėsi lietuvių ir Žiemgalių santykiai, iš kitos pusės ir pačios situacijos Žiemgalių ir vokiečių arba kalavijuočių santykiuose. Ir 1218 metais vokiečiai pradėjo ekspansiją į pietus nuo Daugavos, anksčiau jie kariavo tai į šiaurę nuo Daugavos, Lyvių, Estų, Latgalių žemėse, o dabar bando užimti teritoriją visų pirma Sėlių ir Sėlių ten jau buvo kėlė koja truputį anksčiau ir Žiemgalių žemėse. Atsirado Mežotnės pilyje tam tikri vokiečių šalininkai, kurie pasikvietė vokiečius į Mežotnės pilį ir čia jau matosi, kad tie Žiemgaliai iš Mežotnės pilies yra Viestarto priešai, nes Viestartas siekia išvyti vokiečius iš Mežotnės ir kovoja prieš juos. Ir tą daro jau sąjungoje su lietuviais, nes net vadovas iš Žiemgalių pusės kunigaikštis Viestartas nepasikeitė, bet pasikeitė jo politika. Taigi greičiausiai, jeigu kas nors čia ką nors keitė, tai yra iš Lietuvos pusės Živinbutas, o iš kitos pusės tas vokiečių bandymas įsitvirtinti Mežotnėje. Taigi įvyko įvairios kovos ir 1220 metais pradžioje vokiečiai surengė didelį žygį į Mežotnės pilį ir čia Viestartas pasirodo prie tos pilies su lietuvių kariuomenė, bet įvyksta gana keistas epizodas, kurie aprašo Henrikas Latvis. Lietuviai atsisako kariauti, nes sako, jie susiko tik tai ateiti pažiūrėti priešų kariuomenės, matyt buvo koks nors, sakykime, neaiškus susitarimas leidęs išsisukinėti, o kariauti nebuvo pažadėję. Taigi, ta įtampa matosi, kad tik tai dabar
dar keičiasi, o tokio didelio pasitikėjimo tarp žiemgalių ir lietuvių dar nėra. Bet būtent nuo 1219 metų mes galim kalbėti, 19-20 metų mes galim kalbėti apie tai, kad lietuvių ir žiemgaliai yra sąjungininkai ir šitą situaciją iki pat 13 amžiaus pabaigos, iki pat galutinio žiemgalių pralaimėjimo niekada nebesikeis. Taigi tas pats Viesartas 1228 metais kartu su kuršiais greičiausiai nuniokojo Daugavgrybos vienuolyną prie Rygos. Na ir čia tas prasidėjo rimtesnis vokiečių ordino puolimas, tai atsiprašau, kalavijuočių ordino tuo metu puolimas. Ne tik prie žiemgalį patyrė pralaimėjimą tam tikrą, bet ir prieš Lietuvą. Vėlgi nėra aiškiai pasakyta, kad tarp lietuvių ir žiemgalių čia buvo kažkokių ryšių, bet jeigu mes matėm, kad anksčiau jie buvo užmegzti, tai dabar atsakas į žiemgalių ir kuršių antpuolį taip pat paliečia ir Lietuvos žemės, tai yra 1229 metais įsiveržiama į Nalšią. Ir čia taip pat lietuviai patyrė pralaimėjimą. Taigi vienas pralaimėjimas žiemgalių, ten žuvo 1600 karių žiemgalių pusės, nuo Livonijos kronikos, o lietuvių Nalšioje žuvo 2000. Taigi du tokie stambesni pralaimėjimai. Ir tai yra pirmas rimtas įsiveržimas į Lietuvą iš Livonijos pusės, jeigu neskaitysim to 1208 metų žiemgalių žygio, prie kurio prasidėjo dalis vokiečių. Tai po šitų metų raudonais kryželiais pažymėjo tas dviejų pralaimėjimo vietas. Yra žinomas dar vienas bandymas iš lietuvių pusės pulti Novgorodo žemės, tačiau po to beveik 10 metų, nuo 8 metus iki 1238 metų iš Lietuvos pusės apskritai nežinomas nei joks karinis veiksmas prieš jokį kaimyną, nei prieš Livoniją, nei prieš Rusiją, nei dar kur nors. Nors anksčiau, kaip vidutiniškai skaičiuojant, galėjo būti 1-2 žygiai per metus surengiami. Taigi Lietuva patenka į tam tikrą krizę, galbūt ten buvo koks nors vadas svarbus, ar šiaip nusilpo. Žiemgalui, matyt, mirė Viesartas apie tuos metus. Tai irgi Žiemgalą, ilgą laiką mes nežinom apskritai jokio žymesnio Žiemgalos valdovo, iki pat 13 amžiaus antros pusės. Tai situacija susiklostė tokia, kad vokiečiai kalavijuočių ordinas galėjo lengvai pasinaudoti tolesniems puolimams, tačiau ir vokiečių ordinas nieko nedarė, nes galbūt žiemgalių ir lietuvių laimė ir vokiečių ordinas tuo metu, atsiprašau, kalavijuočių ordinas, visų buvo šį paversti vokiečių. Ir kalavijuočių ordinas patyrė tam tikrą krizę, nes jam gana nesisekė Kurše, kur įsikišo popiežiaus legatas Balduinas Vilnietis ir ten pradėjo tiesiog trukdyti jiems vykdydamas kitokią politiką. Taigi buvo nemažas konfliktas su juo ir tai atidėjo vokiečių veiksmus Lietuvoje ir Žiemgaloje. Taigi tik 1236 metais buvo vėl surengtas stambus kryžiaus žygis prieš Lietuvą ir šį kartą, kaip žinia, tai jis baigėsi žymiu Šiaulių arba Saulės mūšiu, kuriame žuvo antras ir paskutinis kalavijuočių ordino magistras ir čia jau kalavijuočių ordinas buvo prijungtas prie Prūsijoje nukariavimą pradėjusio vokiečių ordino. Svarbu tai, kad ir šitame mūšyje, ar ten jame, ar po jo, čia gal pakalbėsiu, yra įvairių nuomonė, tai kaip lietuvių sąjungininkai pasirodo žiemgaliai, kurie irgi tos pačius kalavijuočius dar papildomai mušė. Tai vadinasi, tęsiasi ta pati tradicija, nepaisant to, kad buvo tam tikras krizinis laikotarpis, kai tarsi nieko nevyko. Na ir po šito mūšio, kaip jo pasekmė, vokiečių ordinas neteko beveik jokios įtakos buvusios į pietus nuo Daugavos. Tai yra, matyt, negalima jau kalbėti apie kokias nors
bent dalį Žiemgalos, kurį jis valdytų, na, gal tik tai Kuršė liko pati šiaurinė jos dalis gyvenama Lyvių dar kalavijuočių ir vokiečių ordino įtakoje. Tolesnis Žiemgalos, sakant, likimas irgi glaudžiai susijęs su įvykiais Lietuvoje. Čia jau tenka kalbėti apie 13 amžiaus vidurį, Mindaugo laikus, kai 1249–54 metais vyko vidaus karas Lietuvoje tarp Mindaugo ir Tautvilo ir jo suburtos antimindauginės koalicijos. Jie ėjo gana, iš pradžių įėjo daug Lietuvos kaimynų ir vidaus jėgų, tai yra Haličo Volynės kunigaikštystė, Mazovijos kunigaikštystė, Jotvingiai, dalis Žemaičio ir, žinoma, Livonija, kuri buvo ypač pavojingas priešas. Ir štai čia Mindaugas 1251 metais žengė tokį žingsnį, kad perviliojo tą Livoniją į savo pusę, Livonijos krašto magistrą Andrių Štirlandą. Ir tai atriso šitiems vokiečių ordino riteriams rankas, įsisavinant iki tol Lietuvos įtakoje buvusias Kuršių ir Žiemgalio žemes, tai yra jau 1251 metais Andrius Štirlandas surengė žygį prieš Žiemgalą ir privertė ją paklusti, o 1253–4 metais surašoma bent keli tiek Kuršo, tiek Žiemgalos dalybų aktai, kuriuose dalinamasi naujai pajungtomis Žiemgalio ir Kuršių žemėmis tarp Kuršo vyskupo, Rygos arkivyskupo ir vokiečių ordino. Tai čia tarp kitko yra ir pirmosios konkrečios istorinės geografijos žinios apie šitą Lietuvos tuo metu Žiemgalos dalį, sakykime, Žagarę minima ir panašiai. Tai dabar Mindaugas už pagalbą kovoje prieš Tautvilą turėjo vokiečių ordinui pažadėti ir daugiau žemė, taip pat ir iš Lietuvos valstybės, tai yra Žemaičius, arba bent jau jų nemažą dalį. Na, nekalbant apie tai, kad jis jau visai nebesikišo į tai, ką vokiečių ordinas darė Žiemgaloje ir Kurše. Bet Žemaičio atidavimas vokiečių ordino žinion reiškia, kad vokiečių ordinas įgijo naują stiprų priešą. Viso pasipriešinimo židinys tapo Žemaitija. Jeigu visos kitos baltų gentys, kurias bandė nukariauti vokiečių ordinas tiek iš Livonijos, tiek iš Prūsijos, aktyviai nebesipriešino ir tarsi jau nieko nepatrūko, kad viskas būtų užvaldyta, na, Mindaugui paliekant dalį Lietuvos kaip sąjungininkui, tai Žemaičiai, vadovaujami kunigaikščio Albino, pradėjo labai atkaklų pasipriešinimą. Ir po pirmųjų sėkmių, tai yra Klaipėdos mūšio 1257 ir Skuodo mūšio 1259, paskui dar irgi sėkmingas karinis manevras Kurše, kai buvo mažesnė Žemaičių kariuomenė, pabėgo tais pačiais 59 metais nuo stipresnės vokiečių ordino kariuomenės, nepatirdama jokių nuostolių, o beje toje kariuomenė dalyvavo ir Žiemgalį. Tai netrukus po to Žiemgaliai, matydami Žemaičių karinius laimėjimus, irgi sukilo, tai yra tais pačiais 59 metais. Jiems, kaip žinome, iš eiliuotosios Livonijos kronikos vadovavo Skabis, arba dar jį vadina Šabiu. Neseniai išėjo Lietuvos visuotinės lietuvių enciklopedijos tomas, kurį aš pats parašiau straipsnelį, kuris pavadintas Šabiu, bet čia dėl to, kad manęs niekas nepasiklausė, o tas SK raidės jau praėjo ir teko aprašyti kaip Šabis, nors čia greičiausiai yra klaidingas tarimas. Taigi, vėlgi, čia kažkokių aiškių žinių, kad čia Žemaičiai kažkaip bendradarbiautų su tai Žiemgaliais, tai tarsi ir nepateikė tas mūsų vienintelis ir pagrindinis šaltinis eiliuotoji Livonijos kronika. Tačiau ryšys tarp Žemaičių pasipriešinimo ir Žiemgalių sukilimo gana aiškiai matosi
sakykim, vien iš chronologijos ir įvykių eilės sekos. Žiemgaliai vos tik tai grįžę iš to Vokiečių ordino nepavykusio žygio, kur prie Vartojos iš karto išvijo Vokiečių ordino foktus iš Žiemgalos ir perėmė teritorijos kontrolę. Ir ją sėkmingai, tuo tarpu, kurį laiką, aišku, sėkmingai gynė. Kovos vyko gana ilgai, bet čia, kadangi nėra tiesioginio ryšio su lietuviais, bent jau, kurį atskleistų mums Iljoto Livonijos kronika, nes anaiptol ne visus priežastinius ryšius atskleidžia, tai labai aiškiai matosi iš vidaus karą Lietuvoje įvykio aprašymą, kur net neužsiminta apie Tautvilą ir apie visą tą vidaus karą, tik tai kalbama apie tam tikras tų karinių veiksmų pasiekmes, kaip pavyzdžiui Mindaugo krikštą ir koronaciją. Tai anaiptol toks gana neišsamus šaltinis yra Iljoto Livonijos kronika, kurie akcentuoja tai atskiras epizodus, bet nepateikia visumos. Tai čia lietuvių dalyvavimas arba ryšiai su lietuviais, bent jau su žemaičiais, yra be abejo labai tikėtinas, bet neatskleidžiamas. Taigi, šiek tiek aiškiau darosi, kai į valdžią Lietuvoje ateina Traidenis. Čia jau po visų sumaiščių Lietuvoje, po Mindaugo nužudymą, po to, kas vyko sumaištis po to, tai apie 1268 jau bent jau dalį Lietuvos valdo ir pirmas jo susidūrimas su vokiečiais, su Vokiečių ordinu prie Daugavos yra fiksuojamas būtent tais metais. Šiandien sprendžiama apie tai, kad galbūt Traidenis jau tuo metu valdė Lietuvą. Tai, bet žymiai reikšmingesnis yra 1270 metais Estijoje ant ledo Baltijos jūroje įvykęs Karusės mūšis. Faktiškai galima įtraktuoti kaip savotišką pagalbą dar tebesikaunantiems nuo 1259 metų žiemgaliams. Tačiau po visų šitų Traidenio smūgių Livonijai visgi teko žiemgaliams pasiduoti, nes nors Karusės mūšį žuvo pats Livonijos krašto magistras Otonas Liutenbergas, tačiau vis dėlto naujas magistras sugebėjo suorganizuoti itin aktyvų puolimą prieš žiemgalius ir 1272 metais privertė juos taikytis. Čia man vėlgi Artūros Lapšio Bergeno portretą, pavaizduotas, kaip jis įsivaizduoja Traidenį. O čia yra Traidenio laikų žiemgalių vadas Nameisis. Jis iškyla truputį vėliau, jau į Traidenio valdymo pabaigą. Čia buvo dar vienas mūšis tarp lietuvių ir Vokiečių ordino kariuomenės prie Aiskrauklės. Tai buvo atsakymas į gilų įsiveržimą Livonijos kryžiuočių į Lietuvos teritoriją iki pat Kernavės. Ir pasiviję lietuviai, greičiausiai vadovaujami Traidenio, sumušė Vokiečių ordiną ir jo talkininkus. Čia žiemgaliai, kaip ir vėlgi, kadangi po 1272 metų buvo pavaldus Vokiečių ordinų, dalyvavo Vokiečių ordino kariuomenė, bet nesikovė, už jį galbūt net padėjo kažkiek lietuviams laimėti. Ir iš karto po šito pralaimėjimo Vokiečių ordino sutriuškinimo Žiemgaloje prasideda naujas paskutinis sukilimas. Ir čia jau šito sukilimo ryšys su Lietuva yra itin aiškiai ir gerai paliudytas, nes faktiškai Nameisis, jo portretas Latvijos dailininko Liberto pieštas, Nameisis labai aiškiai pakluso, pasidavė Traidenio globai ir faktiškai buvo jo vasalas ar netgi iš viso pavaldinys, nes paskutinis jo veiklos epizodas yra žinomas 1281 metais, tai paskutinis ir jo ir Traidenio
pasirodymas rašytinėse šaltinėse, tai yra Traidenio pavedimu, jis puolė Vokiečių ordiną Prūsijoje, Semboje. Vadinasi, visai į kitą, žygiavo visai į kitą Vokiečių ordino valdų dalį, negu jam buvo aktualu. Faktiškai, akivaizdžiai matosi vadovavimas iš Lietuvos, tai yra pats Stanameisis vargu ar būtų sugalvojęs puldinėti taip toli nuo savo valdų. Tai koordinavimas iš Traidenio pusės. Na, po šito žygio jis buvo sužeistas ir Žiemgala turbūt nebegrįžo, netrukus mirė, daugiau šaltinėse jis neminimas. Daugiau šaltinėse neminimas ir Traidenis. Jis matyt irgi gal tais pačiais metais ar sekančiais, dažniausiai teigiama, irgi numirė. Taigi politika galėtų, Lietuvos politika Žiemgalos atžvilgiu galėtų keistis. Ir iš tikrųjų sekančio valdovo laikais, tai buvo Daumantas, kuris valdino 1281-2 metų iki žuvimo Tverės kunigaikštystėje 1285 metais, apie jį ten daug nežinoma, bet iš tikrųjų tuo laikotarpiu lietuviai rengė nemažai žygių prieš Lenkiją ir prieš Rusiją, bet kad būtų kažkas daroma iš lietuvių pusės Žiemgaloje, nėra žinoma. Taip, kad Daumantas galbūt ir netęsė Traidenio politikos, tačiau prie jos buvo grįžta iš karto po Daumanto mirties, netgi, sakykime, labai staigiai iš karto, nes jau po kelių mėnesių, 1285-86 metų žiemą, kai kryžiuočiai blokavo Tervetės pilį pasiskratydami savo Heiligenbergo pilį ir faktiškai labai svarbią pilį, kuri padėjo jiems galutinai nukariauti Žiemgalą. Iš karto reagavo Lietuva ir čia Eiliuoto Livonius kronika kalba apie žemaičių kariuomenę, kuri atėjo Žiemgaliams į pagalbą, bet nepajėgė užimti Heiligenbergo pilies. Taigi faktiškai tas įvykis privertė Žiemgalius palikti Tervetę ir tolesnis pasipriešinimas susikoncentravo į Raktis ir Duobelės pilis. Čia Raktis, tai čia būtų Žagarė dabartinė, prie Žagarės tas piliakalnis, Duobelė tai Latvijai. Jei mato dar vienas lapčias piešinį, tai yra Budigėjai. Irgi nedažnai paišomas valdovas, bet kadangi jis paišė visą seriją, tai jo vizija, kaip atrodo. Na ir štai tokioje situacijoje, kai faktiškai Žiemgalė netenka savo pagrindinės tvirtovės, Tervetės, vyksta Rozos mūšis, dėl kurio mes čia susirinkome. Na, tarkim, Romas Batūras knygoje apie Šiaulių Saulės mūšį pateikė tokią lentelę, kurioje mūšiai surikiuoti pagal žuvusių vokiečių ordino riterių skaičių. Tai čia 13 amžiaus kontekste Pabaltyje visame, čia būtų koks 8 mūšis pagal tą lentelę, pagal savo dydį. Tai žuvo 33 visgi, ar netgi daugiau, 33-35, Jokios Livonos kronikos dvi skirtingos vietos pateikia skirtingą informaciją. Riteriai, tai yra tai vadovaujantis asmenis ir lietuviai čia neminimi, bet yra toks ne visai aiškus užrašomas Haličo Volinis metraštį, kuris šiaip jau įvykių Livonijoje nefiksuoja, bet čia panašiu atveju padaro vieną išimtį. Tai yra epizodė, kuris pagal tą metraščio tekstą datuotinas apie 1287-88 metus, bent jau taip manė. Ta chronologija tyrinėjęs Michailas Gruševskis, Lietuva visa ir Žemaitija visa, Lietuva visa, Žemotse, kaip sako metraštis, puolė Livoniją ir ten Rygą ir kitus Livonijos sritis, bet paėmė nedaug grobio. Tai iš tikrųjų Ryga kaip tik tuo metu buvo puldinėjama. Žiemgalyje puldinėjo Garozos mūšio išvakarėse, Žiemgalą ir Ikškilę, faktiškai iš Ikškilės grįžtančių Žiemgalis ir pasivijo
vokiečių ordino kariuomenė savo nelaimė. Kita vertus, pati Livonijos kronika 1289 metais datuojamame, vėlgi, galbūt ne visai tiksliai datuojamame epizode, iš tikrųjų mini, kad ir žemaičiai atėjo į pagalbą žiemgaliams, puolė Rygą ir Latgalą. Tai galbūt čia tas Haličo Volynės metraščio epizodas gali koreliuoti su tuo antruoju epizodo aprašytoju eiliuotoje Livonijos kronikoje, bet kuriuo atveju matome, kad lietuviai aktyviai kišosi į šitą žiemgalių sukilimą ir jį rėmė ne tik kaip nors simboliškai, bet ir konkrečiai sutelkdama savo kariuomenę. Tai yra svarbu, kad būtent Haličo Volynės metraštis, kuris šiaip jau neprašo nei vieno karo veiksmo tarp Lietuvos ir Livonijos, išskyrus ten tai, kas buvo vidaus karo metu, tai vienintelį išimtį padaro štai šitam visos Lietuvos ir visos Žemaitijos įsiveržimui į Livoniją. Vadinasi, iš tikrųjų buvo labai toks rimtas smūgis Livonijai, Livonijos pajėgoms, jeigu garsas apie tai pasiekė net Haličo Volynės kunigaikštystė, tai yra dabartinė vakarų Ukraina. Na ir nepaisant visos tos pagalbos iš Lietuvos ir to bendradarbiavimo, kaip žinia, žiemgaliai jau apie 1290 metus turėjo galutinai kapituliuoti, pasiduoti ir iš pradžių gynėsi Raktis pilyje, paskui paskutinė pilis liko prie Joniškio buvusi Sidabrė. Po šito pasidavimo yra žinoma, kad dalis vokiečių buvo išvesta į Livonijos gilumą, o kita dalis pasitraukė į Lietuvą. Vadinasi, šitas bendradarbiavimas su Lietuva, net ir pralaimėjimo akivaizdoje galiausiai davė tokį rezultatą, kad žiemgaliai rado prieglobstį Lietuvoje. Dar reikėtų pasakyti, kad greičiausiai visgi pietinės žiemgalių sritis, kurios siekia faktiškai Šiaulių miesto prieigas, neatiteko vokiečių ordinui, o buvo integruotas Lietuvos valstybės sudėtį ir jau 14 amžiuje priklauso jai. Pačioj Žiemgaloje vokiečiai neįsitvirtino, jie net tą Heiligenbergą sudegino ir iš jo pasitraukė. Faktiškai Žiemgalą jie pavertė buferinę tuščią neapgyvendintą zoną tarp Lietuvos ir savo valdų. Tik vėliau, 14 amžiuje, čia vėl pradėjo po truputį šiaurinėje Žiemgalos dalyje įsitvirtinti. Tarkim, Gediminas save titulavo Žiemgalos kunigaikščiu be kitų titulų savo laiškuose. Taigi, ta tuščia teritorija iš tikrųjų nebuvo aišku, kam priklauso. Gediminas pretendavo į ją ir greičiausiai pietinės sritis valdė. Tai esančias dabartinė Lietuvos teritorija, galbūt Joniškis sunku pasakyti ir siekiančias ar ne. Tai, bet kuriuo atveju vėliau jis buvo įjungtas Lietuvos valstybės sudėtį. Taigi, tas žiemgalių susidėjimas su lietuviais nuo 1219 metų ir davė tą rezultatą, kad dalis Žiemgalos ir iki šiol yra Lietuvos valstybės sudėtyje. Faktiškai tai buvo įsijungimas į Lietuvos valstybės sudėtį, kurį galima konstatuoti bent jau nuo Nemeisio laikų. Tai,